Sveiki gyvi visi, malonu matyti tokį gausų kiekį, kad Lietuvos sporto žiniasklaida gyva ir aktyviai ir skiria dėmesį mūsų klubui. Tai pirmiausia, aš norėčiau pasakyti priežastį, dėl ko mes šiandien darom tą spaudos konferenciją. Tai yra pristatyti ir padėkoti mūsų ilgamečiam rėmėjų Švyturių Utenos alaus grupiai, kurie jau daugiau nei 20 metų nuosekliai remia ir palaiko Rytą. Ir šiandien noriu pristatyti, kad mes pasirašom didžiausią Ryto istorijoje komercinę sutartį, kuri 3 metus iš eilės mums generuos stabilias pajamas, kurios siekia 1 milijoną eurų. Iki šiol per mūsų tą istoriją mes neturėjom tokio lygio ir tokio dydžio sutarties, tai iš tikrųjų labai didelis įvertinimas mums kaip organizacijai, nes šiek tiek grįžtant į istoriją, mes komercinės sutartys rašydavomės metų laikotarpį. Dabar kaip organizacija augdami mes stengiamės pereiti į tą tokį 3 metų planavimo laikotarpį ir sutartis finansavimų su savivaldybė yra 3 metų laikotarpį, dėl to ir siekiam kuo daugiau komercinių sutarčių turėti ilgesniam laikotarpį, tam, kad galėtume prognozuoti savo pajamas ir tuo pačiu duoti aišku signalą savo sporto daliai, valdymo daliai, administracijai, kaip ir kiek mes turim resursų ateičiai. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, vertinam ir prieš perdodant žodį Laimiui aš norėčiau tą simbolinį aktą mūsų marškinėlius jau su Utenos logotipu, kur jau mes rytoj pirmą kartą išbėgsim aikštelę su juo šį sezoną. Aišku, Švyturys Utenos alus yra rinkos lyderis, tai be abejo numeris 1. Sveikinam ir dėkojam. Ačiū Dažo. Šaunu. Gal atsistokim dar, ne, jeigu reikia. Galim. Ačiū. Ačiū. Labai atsargiai ir tuo pačiu su dideliu įžvalgumu renkamės partnerius, kuriuos remiame. Tai yra tam tikri kultūros projektai, bet aišku didžioji dalis atitenka sportui. Ir vienas iš mūsų ilgai jau remiamų sporto projektų yra Ryto klubas. Labai džiaugiamės tą partnerystę, nes iš tikrųjų labai vertybiškai mums tinka. Mes esam visada orientuoti į pergalės, čia to užsidegimo irgi tikrai netrūksta. Stipriausias Vilniaus klubas, vienas stipriausių Lietuvoje. Socialinės atsakomybės kampai, kurie irgi nesvetimi mums, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad galėsim ir toliau stabiliai prisidėti prie komandos rezultatų gerinimo. Užsiminėte apie sumą milijonas, kiek tai pučia bendrą biudžetą, gal turit po įsivaizdavimą, kiek apie 6 milijonus šį sezoną. Kaip atrodys kitąmet ir 5 metų? Geras klausimas. Mūsų kaip valdybos Ryto viena iš pagrindinių funkcijų ir yra tas strateginis planavimas, žiūrėjimas, dėliojimas į priekį organizacijos. Natūralu, kad finansų planavimas yra būtent tas sritis, kur mes labai daug dedam pastangų ir gilinamės. Ir aš galiu pasakyti, kad tas šių metų 6 milijonų biudžetas, kuris atrodė kaip ambicingas tikslas administracijai, jis turėtų būti pasiektas. Mes per pirmą pusmetį šių metų iš komercinių pajamų įvykdėm planą daugiau nei 80% pajamų surinktų. Tai šitas rytis yra, mano galva, labai sustiprėjusi. Mes nemažai investuojam ir administracijos resursus skirdami. Ir komercinės pajamos realiai tai yra apie 1/3 pajamų klubo visų. Kitas 1/3 tai yra savivaldybės indėlis finansavimas. Jūs turbūt žinot, girdėjot apie tą
naują sutartį 3 metų laikotarpį, tai 2 milijonų suma metinė, tai irgi galima planuoti į priekį tą trečdalį. Ir kitas trečdalis tai yra, ką mes kaip klubas užsidirbam tiesiogiai, tai yra bilietai, atributika ir kitos komercinės reklaminės pajamos. Tai bilietų mūsų planas numatytas šiems metams virš 1 milijoną. Šiai dienai, tam pirmam pusmečiui mes to plano, jeigu taip žiūrėt, pamėnesiui nesam įvykdę, nesam pasiekę, bet tai yra natūralu, nes pagrindinės rungtynės, vertinant net ir kovo mėnesį, kuris jau yra antram pusmetį, tai arba play-offai, tie finaliniai etapai generuoja didžiausias pajamas iš bilietų, tai jeigu mes įvykdysim bilietų planą, mes tuos 6 milijonus šiemet pasieksim. Dabar turint galvoj naują sutartį šią, turint galvoj naujas dėrybas su kai kuriais galimais partneriais gerokai pažengusias, aš keliu, nors direktorius, va čia sėdi už nugaros dabar ir sakė, būk kaip tu ten sakei, būk atsargiai, nesakyk ambicingų tikslų, bet mūsų jau kaip dalininkų ir valdybos toks yra noras ir matymas, kad tas biudžetas augtų kiekvienais metais 10%. Dariau, tie pirkiniai, kalbu būtent daugiskaita pirkiniai, gero suprantat, apie ką kalbu, ar jie yra susiję su šia sutartim, ar buvo planuota vieta tam tikra naujas pirkiniam sezonui? Ir taip ir ne. Sukrito taip kortos, kad mes planuodami metinį biudžetą, ir ne pirmi metai, jūs jau patys labai gerai pastebit tą mūsų biudžeto planavimą sportui, kad mes pasiliekam tam tikrą rezervą jau kelinti metai iš eilės. Tas rezervas nereiškia, kad pilnai stiprinti sudėčiai, bet traumų atveju ar kažkokių nesėkmių atveju, kad turėtumėm bent kažkokią pagalbę suplanuotą. Kita priežastis, tai yra, ką jau minėjau, tai yra komercinių pajamų plano 80% vykdymas per pusmetį, tai mums leidžia tą orą kvėpuoti daugiau. Ir trečia priežastis, tai yra tas mūsų finansinis stabilumas ir ilgalaikės paskolos, kurias mes susidėliojom 10 metų į priekį, mums stabiliai leidžia nesirūpinti, kuo greičiau grąžinti ir per metus investuoti, o kai bus to paskola, tu paėmė, žinai, kad kiekvienais metais mokėsi tam tikrą sumą ir tau netrukdo tavo veiklai kasdieniniai klubo. Tai va tos 3 priežastis. Ir aš taip šito klausimą aš kartu pasitikrinau temperatūrą, jūs nepaneigėte, tai kokia situacija yra su Artūru Gudaičiu? Tai aš Laimiui sakiau prieš spaudos konferenciją, kad pradėsiu nuo to, kad noriu perduoti linkėjimus į Tokijų. Bet perduoti linkėjimus Rolandui Viršilui, Carlsbergo grupės generaliniam direktoriui Baltijos šalių, kuris šiuo metu vieši tenai. Bet daugiau apie Tokiją ir Japoniją nieko negaliu jums pasakyti šiai dienai, nes aš nesu tas žmogus, kuris gali komentuoti kažkokius gandus, planus, dėrybas ar kažką. Mes esame tas klubas, kuris paskelbė patys, kai yra sudėti parašai, kai yra galimybė tą padaryti. Ir girdėjau prieš 15 minučių Giedrius atsakinėjo tą patį klausimą, tai per 15 minučių niekas nepasikeitė. Pakentėkim, realiai tai turim tikrai rytoj labai svarbas rungtynės. Aš suprantu, kad tokios kalbos, ar apie finalinį ketvirtą jau girdėjau vieną ausim, ar apie naujų žaidėjų atsiradimą, veikia kaip kažkoks dirgiklis žaidėjams. Tai mes stengiamės išvengti tų dirgiklių, bet natūraliai tai galbūt kažkam yra papildoma motyvacija. Apie finalinį ketvirtą? Tai praeitą penktadienį Ženevoje vyko Čempionų lygos klubų valdybos susirinkimas. Mes sulaukėme įvertinimo kaip miestas ir klubas ir pasiūlymo rengti finalinį ketvirtą čia Vilniuje. Dalyvavom tam mažesnio rato susirinkime su klubais, kurie irgi svarsto galimybę teikti paraišką.
išgirdom sąlygas, laukiam konkrečių skaičių, įsipareigojimų iš mūsų pusės, įsipareigojimų iš FIBOS, iš Čempionų lygos ir tada priiminėsim sprendimą. Pradžiai tai yra įvertinimas miestui ir klubui. Antras dalykas - finansinės galimybės mūsų. Ir trečias dalykas, mes jau iš karto pasakėm Ženevai, kad mes imtumėmės organizuoti šitą turnyrą tik tai tokiu atveju, jeigu mes patys jame dalyvaujam. Ne, pernai Belgrade vyko, kuris neturėjo klubo. Ir Bilbao, man atrodo, irgi buvo Ispanijoje, bet žaidė Ispanijos komandos, bet Bilbao nežaidė. Malaga buvo, jo, Malaga dalyvavo. Dabar rašoma, kad skelbs kovo 28 po 16 etapą. Tai mes pažiūrėjom, iš kokio šaltinio rašoma, tai kaip sureagavo Čempionų lygos vadovai savaitgalį į tą informaciją, tai overexcited friends from Spain. Tai čia nėra tas faktas, sakykime, kada bus paskelbta. Kokie tai kaštai ir savivaldybė prisidėtų? Pirmiausia, ką mes turim, tai mes norim sulaukti aiškiai Čempionų lygos sąlygų, kokiom sąlygom jie duoda mums tą turnyrą. Antras dalykas, mes turim susidėlioti su arena. Natūralu, šitoj mūsų mylimoje arenui mes negalėtume organizuoti, turime tartis ir jau pradėjome initialtos pokalbius daryti su pagrindinė arena ir žiūrėsim, kokios yra sąlygos. Ir trečias dalykas, mūsų tie sportiniai rezultatai. Kaip ir sakau, tai nėra spaudimas, tai yra privilegija mūsų komandai, mūsų žaidėjim, treneriam atnešti šitą turnyro finalinį etapą į Vilnių. Ponas Gudelis, labai ambicingai žiūrite į priekį, biudžetą auginate. Daug kalbų buvo apie tai, kad šalia stadionas yra jūsų nauji namai, ar kažkokie gal naujienų dėl to turite, ar kol kas organizuojate savo biudžetą ir planus be to, kas ten bus Šeškinėje? Tai mes kol kas planuojam savo biudžetą, tą trimetį planą į priekį, planuojam iš tų pajamų bilietų, ką mes turim su dabartiniam sąlygom. Mes daugiau auginam komercinės pajamas, labai daug investuojam į atributikos pardavimus, nepasakiau skaičių, bet praeitais metais 300 000 eurų pajamų iš atributikos, irgi rekordiniai skaičiai, šiemet dar ambicingesni planai, tai mes darom iš savo pusės, kokias mes turim infrastruktūros galimybės, kokias turim fanų bazės, miesto galimybės ir augam, o dėl stadiono, tai jūs daugiau žinot, net negu mes turbūt kartais tą informaciją, visi laukiam. Mums kaip klubui aišku, kad tai būtų naudingas dalykas, nes atsirastų tam tikra konkurencija. Kai tu turi rinktis iš vieno arba pusantro, tu turi vienas galimybės, kai tu gali rinktis iš 2,5, tu turi visai kitas galimybės. Tai jau ne ta konkurencinė prasme mums būtų naudinga, o miestui tai čia jau be abejonės, manau, gėda miestui neturėti stadiono, gėda miestui neturėti arenos, bet čia jau ne mūsų klausimas, ne mums klausimai. Kiek stipriai klubo komercinį patrauklumą išaugino pastarųjų, ko gero galima sakyti, 3 metų? Tikrai taip, išaugino, tikrai taip prisidėjo tos pergalės. Mes kaip tik dabar šią savaitę paleidinėjom sociologinį Vilniečių tyrimą. Ir vienas iš klausimų yra, kas įtakoja, kodėl jūs palaikot Rytą ir kokie faktoriai lemia. Tai galėsim konkrečiau atsakyti po mėnesio gero į šitą klausimą, bet mūsų nuojauta sako, aišku, kad 50% tos organizacijos sėkmės pareina nuo sportinių rezultatų. Liko aš vedu, už sienos yra kaimynas, tai ta kaimyna buvo labai daug prieš ją įsikuriant Vilniuje, kalbama, kad tai bus dar vienas konkurentas dėl komercinių sutarčių su partneriais. Nepajautėte žmonės kol kas? Pajautėm, bet iš atvirkščios pusės jau jūs turbūt patys irgi nekartą esate tą faktorių minėję, kad kaip tik mobilizavo fanų bazę, mobilizavo dalininkus to paties Ryto klubo tam, kad
susitelkti ir žiūrėti ne iš savo asmeninės perspektyvos, bet iš organizacijos perspektyvos. Dar galbūt kalbant apie šios sezono sportinius rezultatus, ar nenuplaukė vienas jau titulas, ar ne kaip galbūt valdyba ir jūs pats reagavote tą, sakykime, skaudų pralaimėjimą Taurės varžybose? Tai žodžiai čia nepasakysi, jeigu įdėtumėt nuotrauką, kaip mūsų veidai kokie atrodė po to ar matėt kažkur internete, tai va taip ir jautėmės. Gėdą jautėm ir nėra čia kas slėpti. Nemalonu gėda ir kaip sakyti, nuo savęs kaip klubo vadovų, kaip administracijos mes esam apsisprendę daryti viską, kad taisytas klaidas ir praktiškai po 2 ar 3 savaičių buvo tam tikros korekcijos sudėty padarytos. Kalbant apie tą, sakykime, irgi sudėtį ir komandą bendrai kaip darinę, ar ne, pastarosius tas 5 metus su Giedriu tokia kaip, sakykime, ramybė yra, kur pokyčių pernelyg daug nėra, ar ne, kaip jums kaip valdybos pirmininkui tas, sakykime, Ryto kaip komandos procesas keitėsi, kiek galbūt pats ramybės jautėte iš to išorės koso nejautimo buvimas, to pusės taip toliau. Tai tas 5 metų laikotarpis yra išskirtinai augimo, stiprėjimo laikotarpis, ne tik sportiniais rezultatais, bet bendrai organizacijai visai. Ir manau, kad tas 5-4 metų ciklas yra susijęs su tuo, kad susiformavo brandalys klube, kurie organizaciją visada mato aukščiau negu patys save. Niekas nėra aukščiau už organizaciją. Ir girdėjote, ir Giedrių tą kartojantį, ir mes tą patį nuolat kartojam, ir tą kultūrą, tas vertybės diegiam ir administracijai, ir žaidėjam, ir komandai, niekas negali būti aukščiau. Ir tada, kai tu savo asmeninės ambicijas padedi biškį į šoną, arba už jas esi gavęs per kuprą, nubaustas, išmokęs tam tikras pamokas, tai tu visai kitais kriterijais priimi sprendimus. Aš dar norėjau persitikslinti dėl rėmimo sumos su Utenos alkoholiniu, ar ne? Kokia yra metinė suma? Ar bendrai tas milijonas? Milijonas bendrai, taip. Užsiminėte apie tos sutarties pokyčius, kurias nusprendėte daryti čia visi, ar dar gali būti daugiau? Gali būti. Gali būti, bet kol parašų nėra, geriau nešokim per griovį. Ąžuolas Tubelis patyrė traumą rinktinėje, toks techninis klausimas, ar draudimas dengia jo? Jo, nekalbant konkrečiai apie Ąžuolo situaciją, bendrai galiu pasakyti apie tą mūsų santykį su Lietuvos krepšinio federacija. Ir mes esam klubas donoras, kuris daugiausiai rinktinių languose duodam tų žaidėjų į rinktinę, suprasdami, kad Lietuva, valstybė investuoja į klubus, ar tiesiogiai kaip valstybė, ar per miestus, Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Mes turim atiduoti tą duoklę iš savo pusės, bet didžiausia rizika, kurią mes turėjom čia prieš keletą metų, tai buvo tai, kad žaidėjas patyręs traumą rinktiniai, jo ne tik gydymo, bet bendrai kaštus visus, jo nebuvimo aikšteliai, sąnaudas patiria tik tai klubas. Tai ką mums per keletą metų čia pavyko pasiekti, yra susitarimas su federacija, kad visi žaidėjai, kurie patenka į rinktinę, yra apdraudžiami. Ne tik tai tam laikotarpiui, kai jis atstovauja rinktinę, bet ir visam sezonui. Mes priimam tai kaip pakankamai fair deal. Dar galbūt apie jūsų įtaką, kaip Ryto komanda, ar ne, kaip prieš keliarius metus, kiek prisimenu, buvo pardavęs dar savo akcijos skamba, ar ne? Kiek dabar galbūt jaučiasi jūsų ranka komandai, bendrai organizacijai, kaip ir dalininkas pusės? Tai didžiausia, jeigu kalbant apie dalininkus, tai didžiausias Ryto klubo dalininkas, jums gerai žinoma, yra miesto savivaldybė, jie turi 40%. Mes su Sostinės krepšinio mokykla turim tą antrą paketą, taip vadinamą, kuris irgi neturi 50%. Mes vienodas dalis, aš dabar neatsimenu, po 22 ar 3% kažkur tai turim ir... Prašau? 9 balsai iš... Jo. Tai va, bet vis tiek mes einam į tą
Mes esame pasirinkę bendruomeninio klubo strategiją. Ne verslo organizacijos, nu čia kaip mėgsta mūsų krepšinio vadovai sakyti business, bet nu, mes nematom ir bendrai mūsų kaip organizacijos valdymo forma yra viešoji įstaiga, tai yra nepelno siekianti organizacija. Ir mes nežiūrim į tai kaip į kažkokią galimybę uždirbti pelną ar kažką. Tai yra bendruomeninis klubas, kuris neturi vieno aiškiai išreikšto sprendimų priėmėjo. Valdyba mūsų susideda iš 3 žmonių, tai yra Adomas Bužinskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Andrius Jančiauskas, Sostinės krepšinio mokyklos bendrasavininkis ir aš. Ir ten yra priimami tie strateginiai sprendimai ir plius, ką aš turiu pasakyti, tai yra didžiausias kasdienis darbas, metinis planavimas ir visa rutina, visas pasirinkimai yra administracija. Mes administracijos kaštus, man net nesiverčia žodis kaštai administracijos, bet jie siekia investiciją į ofisą, į žmonės, yra metinė investicija yra apie 400 000 eurų. Tai tu kaip dalininkas priėmė tvirtinamas biudžeto tą sprendimą ir tie pinigai eina tam, kad ta veikla būtų kasdieniai, tvarkingai, organizuotai vykdoma. Dar truputį apie savivaldybę, nors paklausti, kaip Justienos kolegos, kiek pamenu teikia paraišką savivaldybei gauti tą visą paramą 3 metų laikotarpiu. Kiek galbūt manote, kad po 3 metų, jeigu keisis, valdžia, ar liks ta pati, gali būti taip, kad, jau nebe jūs gausite tą paramą, ar ne, sakykime, Tai gali būti, tai čiagi konkursas, viešieji pinigai. Mes iš savo pusės kaip organizacija turim parodyti, kad mes geriausiai atstovaujam Vilniaus miestą, savo sporto ir telkiant miestiečių bendruomenę ir socialiniai atsakomybei. Bet tai čia, kas bus po 3 metų, aš negaliu atsakyti. Mūsų tikslas išgyventi kuo labiau savarankiškai. Jūs kaip FIBA valdybos narys gal kažką apie NBA projektą galite papasakoti, nes čia turbūt daugiausiai kalbu apie tai, niekas nieko nežino. Jo, jeigu būčiau ne FIBA valdybos narys, galėčiau daugiau papasakoti, bet dabar riboja tam tikri konfidencialumo įsipareigojimai, bet tam tikrą savo nuomonę, kad jau jūs čia susirinkot, galiu išsakyti. Mano galva, geriausias dalykas Europos krepšiniui būtų, jeigu Eurolyga ir FIBA susitartų. Vienareikšmiškai. Ir nereikėtų kažkokių draugų iš šalies ar iš kitų kontinentų, jeigu įvyktų susitarimas. Aiškiai susidėliotų principus veikimo, hierarchiją, kalendorių ir visus kitus dalykus. Bet matom, kad tai nevyksta. Laikas tempėsi, rezultatų nėra, tai turbūt FIBA žiūri į kitus partnerius, kaip galėtų pasiekti. Bet pagrindiniai principai, kurie suformuluoti ir jie nesikeičia, tai yra pirmas principas, tai yra, ko nori FIBA tardamasi su Eurolyga, tai yra, kad būtų išlaikytas sportinis principas. Kad komandos laimėjusios nacionalinius čempionatus ar užėmusios aukštesnės vietas turėtų galimybę žaisti aukščiausiame Europos tarptautiniam turnyre. Sportinis principas. Antras principas, ko siekia FIBA, tai yra kalendorių suderinimas. Langai, lapkritis, vasaris, ar derybų forma, ar vienas langas, ar 2 langai, čia jau kaip sakyti, techniniai dėrybiniai klausimai, bet tas kalendorius turi būti suderintas. Kelio atgal nebėra, kad langų nebūtų. Tai va. Ir trečias principas, tai yra tas komercinis pajamų generavimo, maksimalaus pajamų generavimo krepšiniui ir klubam principas. Tai kol nebus sutartas tų principų, nebus sutarta dėl nieko. Tai dabar eina 2 keliais. Yra Eurolyga, yra Čempionų lyga. FIBA garantuoja, kad jie ir toliau investuos į Čempionų lygą, kad tai yra jų pagrindinis klubinis turnyras. Tai tas status quo ir išliks. O
NBA įsitraukimas, tai dėrybos tarp NBA, Eurolygos ir FIBOS prasidėjo Tokijo olimpiados metu, tai jau kiek metų praėjo. Nuo to vienu metu jos buvo įgavusios milžinišką pagreitį, po 3 susitikimus per mėnesį tos trišalės dėrybos vyko, bet jos niekur nenuvedė. Kiek žinau, Eurolyga turėjo konkretų pasiūlymą iš NBA finansinį, jis buvo priimtas, po to atmestas, tai nesukūrė pasitikėjimo tarp tų šalių ir dabar, ką mes girdime labai konkrečiai, tai kad jeigu NBA ateis į Europą, jinai ateis tik tai kartu su FIBA. Kas kalbama apie tas rinkas tokias, Londonas, Paryžius, tai Lietuva būtų matoma tam NBA projekte? Čia iš vis Atsakymas labai paprastas. Jeigu galioja sportinis principas, ką deklaruoja FIBA, tai tada visos šalis turi galimybės, visų šalių čempionai gali varžytis tame turnyre. Jeigu nėra sportinio principo, tai aš nematau logikos, kodėl FIBA turėtų dalyvauti bendrai kažkokiam projektui, deklaruodama sportinį principą kaip didžiausią vertybę. Ir jeigu lyginant su futbolu šitoj vietoj, kuris Europoje yra absoliutus favoritas, tai jūsų atsakymų, net klausimų nereikia. Yra čempionų lygos, aiškios taisyklės, kaip futbolo klubai, net ir Lietuvos, gali patekti į aukščiausią turnyrą. Nacionalinių? Tu patenki tik tai į atrankinius etapus. Jeigu tu laimi atrankinius etapus, patenki į pagrindą. Būtų tokia atranka, kad Bet jei kalbant apie tai, kas yra dabar, ar egzistuoja galimybė, kad per artimiausius metus, 2, FIBA čempionų lyga, kaip tokia, kokia yra dabar, pakeistų savo formatą, nes tikriausiai sutiksit, kad tas formatas, kuris yra dabar, klubui iš esmės neduoda labai daug naudos. Gerai, taip kaip surištant tos 2 klausimus, padarysiu intro į formato galimus pokyčius. Tai visi žinot, kad 26 metais baigėsi Eurolygos ir klubų sutartis 10 metų. Po 26 gegužę, realiai po paskutinio to Eurolygos sezono. Ir ta 26 pavasaris, vasara bus kritiniai momentai, kai bus priimami sprendimai iš klubo pusės, kokiam turnyre žaisti. Ar likti Eurolygoje ir prasitęs sutartį, kai kurie Eurolygos klubai, mes girdėjom, jau yra prasitęsę, kai kurie nėra prasitęsę. Tai kai tie klubai apsispręs, į kurią pusę judės, ar judės į FIBOS, NBA pusę, ar liks prie Eurolygos pusės, tada tie klubai, aš mano galva, jeigu mes kalbam apie vedančius Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, sakykime, klubus, jie irgi sėdės prie dėrybų stalo ir diktuos sąlygas dėl formato. Tai čia būtų atsakymas ir į antros dalies klausimą, kad kitais metais aš vargiai matau galimybę čempionų lygos formatui keistis. Sutinku 100%, kad jisai mums nėra tinkamas. Ir Ženevai prie pietų stalo aš čempionų lygos vadovui rodžiau kaip tik ryto kovo mėnesio tvarkaraštį ir sakiau, čia yra normalus darbinis europinio klubo, kuris žaidžia tarptautiniam turnyre tvarkaraštis. 2 rungtynės per savaitę, namai išvyka, tu gauni tikrai normalų fanų įsitraukimą, media attentioną gauni, komerciniam partneriam atidirbiniai. Čia yra normalus europinis tvarkaraštis, sutiko, bet realiai mes turim laukti 26 metų, kai bus priiminėjami sprendimai. Tas mums nepatinka, bet ką padarysi? Nesutinku. Nesutinku, nes futbole sportinis principas puikiausiai veikia. Ir jūs turbūt... NBA neveikia, bet NBA yra Amerika, mes kalbam apie Europą. Ir ta pati NBA, turbūt skaitėt, yra pasisamdžius rimtą investicinį banką, padarius rimtą analizę ir vertino, kad Europos ir Middle East
rinka yra 3 milijardai, krepšinio rinka yra 3 milijardai eurų metinė. Nu tai yra potencialas, jie patys pagal tą savo logiką skaičiuoja tos pinigus. Tai čia, sutikim, kad FIBOS dalyvavimas ir šito principo sportinio laikymasis yra naudingas Europos klubiniam krepšiniui. Svarbu, kad jinai neišduotų to principo. Tai Atėnai yra Mursija ir mes. Tie klubai, kurie, aš neatmečiau dar ir Malagos opcijos, bet tie klubai, kurie yra top 16. Ir finalinis ketvirtas yra gegužės 9-11. O Lietuvos šansai gal pagalėjo surengti Eurobasket 29 metų grupę? Kitą ketvirtadienį Atėnuose vyksta FIBA Eurobordas. Tai ten bus, kiek mačiau pagal darbotvarkę, ten ir pagrindinės diskusijos yra būtent pasirengimui, nes sprendimas priimtas bus gegužės vidury, tiksliai dienos neatsimenu, Rygoj. Tai gegužės vidury Rygoj yra, kaip ir Mindaugas yra kalbėjęs, tai yra pagrindiniai, mano galvo, pagrindiniai pretendentai yra Madridas, yra Münchenas, yra Atėnai, yra Slovenija ir tada mes. Tai iš 8, 5 top runneriai ir mes esam tam 5-tukė. Tikrai galima pasidžiaugti, kad čia su FIBA Euro prezidento Jorge Garbajosos vizitu į Vilnių prieš mėnesį ir susitikimus su premjeru Lietuvos. Aiškiai buvo parodyta, kad Lietuva turi tą interesą ir finansiškai pasiruošus prisidėti, ir organizacinė prasme. Tai čia yra pliusas, bet balsavimas yra slaptas, yra tos šalis, kurios balsuoja. Aš tai vertinčiau gerai šansus. Svarbu nepadaryti klaidų, kaip dažnai būna, kad mes patys savo kur nors pakišam koją. Bet aš tikiuosi, kad taip nebus. Retai būna galimybė jūs pakalbinti, tai dar klausimą tokį, klausant jūsų susidaro įspūdis, kad klubo tikslas šiame sezone yra tas finalo ketvirtas. Taip. Mes darom iš savo pusės kaip organizacija viską, kad jį pasiektume. Kodėl nepasinaudoti tokiom galimybėm ir tokiais šansais? Ir tai yra kaip tik pasitikėjimo demonstravimas komanda, treneriais, stengimasis duoti visus įrankius, kokius mes galim, tam, kad pasiektų rezultatų.